Sveiki, mano vardas Karolina ir šiandien parodysiu, kaip atlikti vyrišką makiažą. Kalbėsim apie tai, koks jis turėtų būti ir kaip nepadaryti iš vyro moters. Nebūna tobulų vyrų, kaip ir nebūna tobulų moterų ir nebūna tobulos odos. Tad vyrai taip pat turi raudoną odą, kartais būna įsipjovę nuo skutimosi peiliukų, ar būna šiaip kažkoks padarimas. Vyriškas makiažas yra skirtas tam, kad jūsų veido oda atrodytų patraukliai, gražiai, lygiai, nuotraukose ir video. Iš tiesų man tenka susidurti dažnai, kad pamatyti labai blogus vyriško makiažo pavyzdžius, kai vyrai atrodo kaip moteris. Tiesiog per daug pudros, per daug visko, makiažas matosi ir tai yra tikrai ne tai, kaip turi būti. Jokių kaukių nedarom ir nedarysim. Viską dengiam permatomai, lyg tai būtų antra oda. Kuo mažiau sluoksnių, kuo mažiau priemonių, tuo geresnis makiažas. Įvairūs blakstienų tušai sukurti vyram. Taip, yra toks dalykas, egzistuoja net ir priklijuojamos vyriškos blakstienos, bet šitą aš tikrai nepraktikuoju ir nesiūlau. Lietuvoje gal mažiau populiaru, bet užsienį, tarkim, žvaigždės, vyrai žvaigždės, eidami į vakarėlius visą laiką pasidaro profesionalų makiažą ir tai yra normalu. Profesionalus vyriškas makiažas kažkur galėtų užtrukti nuo 15 iki pusės valandos. Tai tikrai vyram nereikia sėdėti 2 valandas, kaip moterim ir laukti stebuklų. Labai viskas greit. Aš labai tikiuosi, kad po šio video vyrai nustos bijoti makiažo ir drąsiau į tai žiūrės. Vienas vyras tai tikrai. Domantai, kaip jautiesi? Ar matai pudrą ant veido? Iš tikrųjų, aš esu atlaidus žiūrėtas, bet nematau pudros. Man natūraliai atrodo. Nebaisu dabar gatvėje. Eitum į lauką? Eisiu į lauką.